Pagal originalų Kris Moreno sumanymą vaidina Katerina Fulop, Miguelis Angelis Čarutis ir Martinas Sifeldas. Scenarijaus autorė Patricija Maldonada. Taip pat vaidina Marisa Kamila Bolinova, Manuelis Felipe Colombas, Mija Luisana Lograto, Pablas Benjaminas Rochasas ir kiti. Maištavimas tęsiasi. Pablai. Palauk kabinete, Florencija. Pablai, viskas ne taip, kaip tau atrodo. Ką pasakysi? Ne. Kad ta kekšė verslininkė, kuri remia tavo rinkiminę kampaniją? Ne, nekalbėk nesąmonį, Pablai. Kaip gali šitaip elgtis su mama? Pablai, tu nieko nesupranti, leis paaiškinti. Manai, kad čia yra ką aiškinti? Ateik čia, išklausysi, net jei nenori. Žinojau, kad nepaskambinsi į Buenos Aires. Per 2 mėnesius neišmokai ko. Tada tu surink. Ne, neskambinkim. Mieloje, atsiprašau. Žinau, kad negražiai elgiausi. Būk gera, nepyk. Neišvažiuok. Aš tave myliu, Mija. Prisiekiu, lauksiu, kiek reikės. Ačiū. Tavo tėvelis iš proto išėjęs, kai rytoj tavęs nepamatys. Nusiramink, žadintuvą anksti užstačiau. Kai tėvelis dar nebus išvykęs mūsų pasitikti, skambinsiu Sonijai ir paprašysiu, kad viską sutvarkytų. Tikiuosi supranti, kad šitas nuotykis gali baigtis, na, tarkim, liūdnai. Mielasis. Nenoriu galvoti nei apie Buenos Aires, nei apie tėvelį, nei apie mokyklą. Ką nori veikti? Noriu jaust tavo kūną, tavo rankas ir tavo kvapą. Noriu pamiršti praeitį ir ateitį. Noriu, kad būtume tik tu ir aš. Ar kada nors maudės jūroje naktį po žvaigždėm? Ne. Einam? Ne. Ne, Manueli, neturi maudimuko. Ir nereikia. Einam. Aš labai vienišas, Pablai. Labai sunku viską ištverti be žmogaus, kuris tave palaikytų, kuris būtų šalia.
Juk žinai, kokie mano santykiai su Mora. Mama irgi nelengva pakęsti tokį kaip tu, bet ji su kitu nesusideda. Nieko tu nesupranti. Ką, trenksi man? Ne, netrenksiu. Stengsiu su tavim pasikalbėti apie tai, apie ką man sunku kalbėti. Apie Morą. Kas mamai atsitiko? Ar tau nekeista, kad ji visai neskambina, net per šventę nepaskambino? Tokia jau ta mama? Ne, netokia. Neginkios, Pablai. Nesirašiu dangstyt šitos komedijos. Manau, jau laikas suprast tiesą. Kokia tiesa? Tavo mama mus paliko. Ji išvažiavo ir negrįžtų. Ne, negali būti. Nesirūpink, aš visada būsiu šalia, aš niekada tavęs nepaliksiu. Nors tu man nepritari, nors mūsų idealai skiriasi. Kągi, eik į kambarį, pasiruošk. Rytoj reikia į mokyklą. O dėl tos merginos nesirūpink ir nepyk ant manęs. Atsivedžiau ją, kad įsikraučiau, pasilinksminčiau. Tiesiog ilgiau nebegaliu ir tiek. Sūneli, nesirūpink. Pasistenk suprast. Puikiai suprantu, mama, mes žlugę, mes vargšai. Ar pažįsti daug vargšų, kurie turi nuosavą mėsinę? Palygint su ankstesniu gyvenimo lygiu, čia tikras skurdas. Sūnau, vieną kartą jau praturtėjom. Mums gali ir vėl pasisekti. Tikrai kada? Atsiprašau, Kosme. Klausau? Pritrūko mėsos. Ar gali prašt 5 dešreles ir 1 vėdarą? Gerai, tuoj. Tau taip gėda, kad tavo tėvas mėsininkas? Eik į vidų. Negaliu patikėti, kad mūsų kambarį užgrobė. Mūsų nė nepaklausė. Kambarių dalintis daug asmeniškiau nei dalintis klase. Aišku. Seniai visai protas pasimaišė, atsiprašau. Ne, mergaitės, man irgi atrodo neteisinga. Palaukit, mergaitės, reikia ką nors sugalvot. Kai rytoj visi susirinks, reikės pasikalbėti ir sugalvot, ką daryti. Jei dabar pasiduosim, visus metus laikys už pakarpos, ar ne? Aišku, sutinku su Medūza. Žinai, kaip kambariai paskirstyti? Nežinau, man tėvas nepasakoja. Žinau, kad rytoj po stipendininko egzamino nuspręs, kur kas gyvens. O šiandien visi gali mėgot, kur nori. Negi nesupranti, ką reiškia gyventi su daug turtingesniais žmonėmis. Visi žmonės lygus, nesvarbu, kiek jie turi pinigų. Kodėl tad leidi mane į tą mokyklą? Nesi geresnė. Klausyk, norint dešras pardavinėti, nebūtina lankyti geriausią mokyklą. Užtenka mokėti peilį galast. Užeikit. Atsiprašau, ponė Donofai. Taip. Nuo vakar noriu jums pranešti svarbią naujieną. Aha. Man skambino iš komisijos dėl pakeitimų, kuriuos nori padaryti mokykloj. Jums vertėtų žinot. Man atrodo, kad tu vis dar atostogauji, Glorija. Tos pakeitimus padariau aš ir labai didžiuojos šito žygdarbiu. Dabar ketvirtokai negalės nekrustelt. Mano naujienos susijusios su jūsų asmeninė ateitimi. Atsiprašau. Palikit mus vienus. Aš pats viską paaiškinsiu. Čia mendi, kaip laikotės. Ką sakėt, įsitaisykit patogiai. Kaip matot, išdrįsau šitą pakeisti. Šiek tiek paišlaidavau. Taip, gerai. Bet manau, kad taip. Kaip jums? Taip. Klausau.